rodo savo žalmargių bandą. Jų yra keli šimtą, o su prieaugis skaičiuoja ir kelis šimtus. Anykštėnas nuogąstauja, kad vėl smarkiai krito pieno supirkimo kainos. Ir jei ne grūdinės kultūros, kurias ūkininkas augina, šis būtų priverstas imtis drastiškų priemonių. Jeigu taip toliau bus, tai vis paplėtusios kainos. Grūdais. Todėl, kad maža kaina gauna. Sektoriai, tai yra nesivysti prie toliau. Pasirodo, jau ne vienas pieno gamintojas, norėdamas sumokėti darbuotojams atlyginimus, buvo priverstas parduoti gyvulių prieaugį ir veislinės skaičias. Pavojų signalus skelbia ne tik smulkūs, bet ir stambūs ūkiai. Tie ūkininkai, kurie turi 5-6 karves, ne tik iš to pragyvena, tai jie iš tikrųjų nesimokė neįskaičiuoti, metai taip patys melžia savo karvę, nesamdo, jokių nėra samdomų žmonių. Tai jie jau turbūt seniai yra žemiau savivaldos, nes sumokama 10-15 eurų.